Nuoskaudos ir įsižeidimai. Labai daug žmonių tikrai gyvena su tom susikaupusiom nuoskaudom, ir vyresnio amžiaus, ir jaunesni žmonės, ir jie kaupia ir gyvena prisipildę, būtent žinot, kaip kiekvienas žmogus yra kaip indas ir visada jisai būna kažkom užpildytas, tas indas nebūna tuščias ir tikrai daug būna vat su pykčių pripildytų ir nuoskaudom. Tai nuoskaudos yra ir tas nuoskaudos ir įsižeidimas yra dėl to, kad kažkas kitas nepatenkino mano lūkesčių. Tai pirmas dalykas, tai yra vaiko pozicija, nes pasižiūrėkit, iš tikrųjų mažas vaikas, toksai iki 6-7 metų, jisai tikrai dažnai įsižeidžia. Mama nedavė to, tėtis nenupirko to, su manim nepažaidė, tu man ne tą pasakei, tu man ne tą davėjai, ne taip padavėjai, ne taip supjaustė, ne, ir pastoviai tokie vat pasipiktinimai. Bet kai vaikas užauga, tai jisai vis mažiau ir mažiau pareiškia tokių pasipiktinimų ir nuoskaudų. O suaugęs žmogus kaupia dėl kaip ir rimtų dalykų tokių, kad kažkas ten, pavyzdžiui, vyras nedavė meilės taip, kaip aš noriu, nedavė dėmesio tokio, kokio aš noriu. Tada, pavyzdžiui, kad mes ten važiavom į kelionę, neaptarė kažkokių ir aš noriu kelionėje taip pasielgti, o kitas žmogus nenori visai taip. Ir tai yra vaiko pozicija ir kodėl dažnai kyla tie vat, būtent nuoskaudos ir pasipriešinimai. Nes aš noriu ir aš tikiuosi, kad kitas žmogus išpildys tą mano norą. Ir aš net nekreipiu dėmesio į tą kitą žmogų. Tai kodėl taip yra? Nes pirmas dalykas, tada aš galvoju tik apie save, taip nesveikas egoizmas yra ir man tu nerūpi, nes aš noriu, kad būtų tai, kaip aš noriu. Čia atsiranda kontrolė. Kodėl būtent kontrolė? Nes reiškia, aš nepasitikiu savim, aš nepasitikiu tavim ir aš noriu viską kontroliuoti, kad aš žinočiau, kad kontroliuočiau ir jausčiau, kad yra saugu. Ir tos nuoskaudos dažniausiai kyla dėl to, kad mes nebendraujam, mes neaptarinėjam ir galvojam, kad tai kitas žmogus ir taip suvoks, taigi čia ir tai buvo aišku, o mes tikrai negalim būti tikri, kad kitas žmogus jaučia arba žino, ko mes norim. Tai tikrai taip nėra. Ir kai suaugęs žmogus gyvena tose nuoskaudose, įsižeidimuose, pykčiuose, tai kodėl tai būna? Nes nebendravo, neaiškino, neišsiaiškino ir tada, kaip mažas vaikas, viskas. Aš dabar įsižeidžiu, taip? Ir kitas žmogus gali net nesuvokti, kad jūs įsižeidėt. Jisai net gali to net nepamatyti ir galvo, viskas buvo gerai, jau čia užsidarė, čia nebebendrauja, kas atsitiko ir tada bando prisibelst, o tas įskaudintas žmogus sėdi, tai aš nenoriu su tam bendrauti ir kitas gali net nesuvokti, kodėl taip atsitiko. Ir tas žmogus, kuris jaučia nuoskaudas, jisai taip kaip toks jausmas, kad jisai subyra į šipuliukus ir jisai negali gyventi pilnaverčių gyvenimo, nes jisai nėra vientisas. Nes tada reikia surinkti visas dalelės į vieną tą dalį ir tada tik tai galima gyventi. Tai tos nuoskaudos jos lyg draskytų iš vidaus, pastoviai kažką erzintų, taip, nes, taigi mano poreikis kažkoks buvo neuždarytas, dėl to aš įsižeidžiu, bet apie tą jūsų poreikį, kaip aš sakau, jau galėjo kitas net nežinot, kad buvo jūsų toks poreikis, nes nei jūs bendravot, nei ką. Ir kokie žmonės būna tie va tokie įskaudinti. Ir žinot, gali atrodyti ir labai, ir gražiai apsirengę, ir pasipuošę, ir laimingi, bet iš vidaus vis tiek pastoviai spinduliuos tas skausmas, nuoskaudos, pyktis. Ir nori, nenori, nesąmoningai vis tiek kažkaip prasiskverbs tos nuoskaudos. Tai bus kažkoks sarkazmas, tai bus kažkokia kritika, tai vis tiek kažkoks
kandus žodis atsiras, tai kažkokios replikos visokios. Ir tai kodėl taip yra? Nes aš esu indas ir aš galiu pasipuošti čia bet kuo, bet vis tiek, kai jisai yra pilnas, tai vis tiek ten iškrys, ane, kažkas iš tų nuoskaudų. Ir tokie žmonės, kurie kaupia tas nuoskaudas ir skausmą ir pyktį, jie atstumia kitus. Žinot, kaip ir gal koks indas uždarytas, bet iš vidaus jisai turi nemalonų kvapą, turi kažkokį vis tiek nemalonį poskonį tokį. Ir tai pasireikš gyvenime ir tai pasireikš bendravime. Tai pirmas dalykas tai yra būtent apie tą žmogų, kuris jaučia nuoskaudas, nes jisai nepažįsta savęs, jisai nepriima savęs ir tada jisai nepriima kito žmogaus. Nes mano lūkestis pasibaigia ten, kur prasideda kito lūkestis. Tam, kad mes surastume tas tokį balansą arba sąveikavimą, arba ten harmoniją tarp mūsų lūkesčių, ir priimtume kažkokį sprendimą, abiem priimtiną, mes turim bendrauti apie kiekvienas apie savo lūkestį. Tai yra sveiko suaugusio pozicija. Jeigu jūs esate 20, 30, 40 ir vyresnio amžiaus ir jūs jaučiat nuoskaudą, tai žinokit, jinai buvo kažkada, tai jūs ją tiesiog turit išvalyti ir tą tokią savo vaikišką skausmą išimt, jį priimt, suprast, kad tai yra ir jūsų klaida, kažkas nedadaryta, ne? Nes ne tik nuo kito priklauso, labai daug nuo jūsų būtent priklauso, kaip jūs pasakysit, kaip jūs parodysit, kaip jūs bendrausit, kaip jūs elgsitės. Tai daugiau nei 50% yra jūsų atsakomybės. Kad jūs tikrai, jūs viską parodėt atvirai, jūs aptarėt atvirai, jūs buvot atviri, o kitas tiesiog jau kito, tada atsakomybė, ar jisai priėmė ar nepriėmė. Tai lygiai tas pats, ar jūs priimat kitą žmogų ar nepriimat, taip, nes viskas priklauso nuo to, ar jūs save priimat. Ir tas nuoskaudas būtina išvalyti, nes tas indas, jisai negali būti pūvantis arba ten toks negražus iš vidaus, nes čia tikrai pradeda sveikatą iškart blogėt, nes dažniausiai nuoskaudos pyktis labai veikia kepenų funkcija sutrinka, nes ir dažnai sako, kad ten kepenys neveikia, arba pageltonavo žmogus iš pykčio. Kodėl? Nes kepenys neveikia ir tulžys neišsiskiria. Tai viskas labai susiję, nes mūsų ir mintis, ir kūnas yra vientisas ir mūsų kūnas labai parodo, kas su mumis negerai. Kiekviena liga, bet kokio organo, kūno dalies, jinai parodo, kas yra negerai ir kur jūs einat ne ten. Ir tai ačiū Dievui, čia tikrai Dievo įrankis, kad mums kaip ženklas, kad mes turim atkreipti ten būtent dėmesį. Tai jeigu mano tulžys neveikia, tai pažiūrėk, kas ten neveikia. Kodėl tu negali bendrauti ir nekaupti tų nuoskaudų. Tikrai galima atsikratyti visų nuoskaudų ir gyventi ir toliau rutuliuoti tikrai harmoningą gyvenimą, tokį ramų, laimingą. Ir galiu pasakyti iš savo patirties, aš irgi jaučiu nuoskaudos ir buvusiam partneriui, ir mamai, ir tėčiui, ir giminėm, ir draugiam. Bet tai buvo ta mano vaikiška dalelė, kuri buvo įskaudinta, nes aš kaip mažas vaikas, aš norėjau, bet negavau ir tada kaupėsi nuoskaudos. Taip, tikrai su pagalba, psichologo pagalba, su darbais, su technikom, aš tą įveikiau, nenugalėjau, o įveikiau. Ir jeigu net tuo metu, pavyzdžiui, dabar būna, kad aš pradedu jausti pyktį ar nuoskaudą, aš iškart kreipiuosi į savo vidų, o koks mano poreikis neuždarytas. Ir tada iš to aš paleidžiu kontrolę, aš pradedu bendrauti, aš savo pasipuikavimą nuleidžiu žemyną, net nuimu savo karūną ir, kaip sakom, parodo, okei, aš esu žmogus, tu esi žmogus ir bendraujam toliau. Tai nekaupkit nuoskaudas, auginkit savo tas vidinės dalelės, subrandinkit kiekvieną tą, kur galit net surašyti sąrašą nuoskaudų ir galima net kokius
2 konsultacijas turėt su technikom, kaip atidirbti, pakeisti tą nuoskaudą, paleisti ją ir jūs galėsit toliau net nebevaikščiot pas psichologą, nesikreipti į ir galėsit su tom technikom patys įveikti būtent tas nuoskaudos, tam, kad išvalyt ir nenešti to negatyvo į ateitį. Tai linkiu tikrai atsikratyti nuoskaudų ir pripildyti ten ramybės, laisvės, lengvumo, džiaugsmo ir eiti gyvenimą toliau, tik švytint ir tikrai su lengvumu ir gražiai bendraujant su kitais, su pasauliu ir su savim.